O dieve, naujienos. Rusijos politikas Maskvoje padarė patį pavojingiausią dalyką. Pasakė tiesą. Prie parlamento politikas viešai pareiškė, kad Rusija negali laimėti Ukrainoje. Putino vadinamas strateginis atsitraukimas iš tikrųjų buvo Kijevo pažeminantis pralaimėjimas. Na, dėl savo atvirumo politikas dabar susiduria su kalėjimo bausme už kariuomenės diskreditavimą. Tačiau jo perduota žinutė jau pasklido, o Putinas panikuoja. Situacija dar labiau sustiprina tai, kad šis politikas nėra provakarietiškas ar už Ukrainą. Jis visiškai nėra prieš karą. Iš tikrųjų, jis nekenčia Ukrainos ir nekenčia Zelenskio. Nepaisant nepykantos, jis mato, kad skaičiai nesutampa. Rusija tiesiog neturi galimybių laimėti Ukrainoje. Taip jis viešai pasakė. Nedelsiant nutraukite karą Ukrainoje. Karas Ukrainoje turi būti nedelsiant nutrauktas, o deputatai atsakingi kartu su Putinu. Dėl specialiosios karinės operacijos nesėkmės, tiksliau dėl to, kad per 4 metus nepavyko pasiekti paskelbtų specialiosios karinės operacijos tikslų, įskaitant nesugebėjimą nuversti Zelenskio nenacių režimo. Kodėl specialioji karinė operacija vadinama nesėkme? Karas tęsiasi, nes mūsų manimų specialiosios karinės operacijos tikslai dar nepasiekti. Jų neįmanoma pasiekti dėl šių priežasčių. Nuo 2022 metų vasaros mums nepavyko nugalėti Ukrainos ir iškelti pergalės vėliavos virš Rados Kijeve. Pavyzdžiui, dėl to, kad nuo 2022 metų gegužės mes kovojame ne prieš Ukrainą, o prieš NATO šalių alijansą. Per 80 šalių ir organizacijų remia Ukrainą kare su Rusija. Mus remia šalis, kurias galima suskaičiuoti. Ant vienos rankos pirštų. Manau, jūs visi jas puikiai žinote. Ant vienos rankos pirštų, manau, jūs visi žinote. Tai tik dalis jo pareiškimo, bet prieš klausydami likusio paaiškinsiu, kodėl tai svarbu. Matote, kai Gregorijus Jurmijevas pasakė, kad Rusijai nepavyko iškelti pergalės vėliavos ar Kijevo, jis ne tik konstatavo faktą, bet ir tiesiogiai prieštaravo Putino oficialiam pareiškimui. Putinas pastaraisiais metais tvirtino, kad Rusija 2022 Kijevo mūšio nepralaimėjo. Pasak Putino, Rusijos pajėgos niekada neketino užimti sostinės. Jie tiesiog savanoriškai pasitraukė, nes nusprendė, kad nori tik rytų Ukrainos. Tai yra melas ir štai pats Putinas tai sako. Kai kurie Europos lyderiai telefonu sakė man, kad Ukraina negali pasirašyti taikos sutarties. Ir vienas iš mano kolegų man pasakė, ir aš jį minėjau, ir minėjau jį vardu, kad turėjome atitraukti savo karius iš Kijevo. Kaip principo reikalas, supratome, kad jie gali mus apgauti. Tai vyko dešimtmečius, jie darydavo vieną, o sakydavo kitą. Kad būtų išvengta kraujo praliejimo ar karo. Mes sutikome ir kovo pabaigoje pradėjome atitraukti savo karius iš teritorijų aplink Kijevą. Iki balandžio 4 užbaigėme šį atsitraukimą. Dalis karių pasitraukė į Baltarusiją, o dalis tiesiogiai į Rusijos teritoriją. O štai ir tikrovė to savanoriško atsitraukimo, apie kurį kalba Putinas. Tai buvo rusiški tankai, tiesiog laukiantis už Kijevo Putino įsakymo. Jie nebuvo perdislokuoti, o sunaikinti ir palikti purve, nes Rusijos pajėgos buvo sumuštos. Putinas tai vadina strateginiu sprendimu, o pasaulis pralaimėjimu. Gal rusai tiesiog turi kitą žodį pralaimėjimui? Dabar vienas Rusijos politikas tai viešai vadina tikruoju vardu. Ir atspėkite, jis tuo nesustojo. Jis toliau demaskuoja kiekvieną melą, kurį Putinas sakė Rusijos visuomeniai. Tai įrašas, kurio Putinas nenori rodyti. Todėl rusiški botai socialinėse tinkluose spaudžia nepatinka ir slepia su tuo susijusius vaizdo įrašus. Jei galite, paspauskite prenumeratos mygtuką. Tai padeda algoritme. Dabar pažiūrėkime likusią pareiškimo dalį. Antra, bet koks karas yra karas, Ukraina. Antra, bet koks karas yra ekonomikų karas. Rusijos ekonomika sudaro tik 2% pasaulio bendrasis vidaus produktas ir negali prilygti NATO šalių ekonomikoms, kurios sudaro per 50% pasaulio bendrasis vidaus produktas. Ar Ukraina gali laimėti prieš Rusiją? Mūsų nuomonė ne todėl, kad Ukraina turi silpnus karius,
o mūsų visi didvyriai, bet net NATO ir Jungtinės Amerikos valstijos negali nugalėti Rusijos įprastinėme, hibridinėme ar neracionaliame kare. Jei Rusija pralaimės įprastinį karą, ji neišvengiamai pavers jį branduoliniu. Tai nekartą pareiškė Vladimiras Vladimirovičius Putinas. Branduolinėme kare nėra laimėtojų. Taigi, jei NATO negali nugalėti Rusijos, o Rusija negali nugalėti NATO, specialioji karinė operacija tęsimas reiškia žmonių gyvybių likimų naikinimą ir neracionalias finansų bei materialinių vertybių išlaidas. Be to, tolesnis karo vilkinimas lemia konflikto dalyvių, o plačiaja prasme ir visos tautos moralinę degradaciją. Propaganda, mirtis ir kasdienės žmogžudystės griauna moralinės vertybės ir veda į teisinį chaosą. Iki nutraukimo. Duokite man dar 1 minutę, baigsiu svarbiausią dalį, gerai? Svarbiausią dalį galėsite savo pasakyti vėliau, viskas. Ačiū. Gerai, gerai. Reglamentas, Grigorijau Nikolaevičiau. Dėkui, pertrauka. Svarbu piešti, kad šis vaikinas nekalba apie invazijos moralinius aspektus, o pateikia praktinį argumentą. Jis sako, kad ekonomika tiesiog negali to išlaikyti, nuostoliai yra nepakeliami, o Rusija tiesiog neturi galimybių laimėti. Ir prisiminkite, tai sako žmogus, kuris Ukrainos demokratiškai išrinkta vyriausybę vadina neonaciais. Jis nekenčia Ukrainos ir ukrainiečių, bet tai nekeičia jo pateikiamų skaičių, kurie kas mėnesį blogėja. Kuo ilgiau Putinas kariauja, tuo labiau kraujuoja Rusija. Rusijos naftos pajamos 2025 metai sumažėjo beveik 20% palyginti su 2024 metų, kai jos jau buvo sunkioje padėtyje. Tai iš dalies lemia mažesnės pasaulinės kainos. Svarbesnis veiksnys – Rusijos taikoma nuolaida naftai. 2025 metai, kuri pasiekė daugiau nei $24 už barelį. Tai beveik 2 daugiau nei Rusija siūlė per pirmuosius 2 karo metus. Pagalvokite, ką tai reiškia. Rusija iš esmės moka pirkėjams, kad šie paimtų jų naftą ir net tada vis mažiau šalių jos nori. Tokiu tempu Rusijos naftos gavyba ir pardavimas greitai taps nuostolingi, o ši nafta sudaro didžiulę Rusijos vyriausybės biudžeto dalį. Mažesnės naftos pajamos lemia mažiau lėšų kariuomeniai, vidaus programoms ir karo mašinai. Sankcijos ne tik kenkia Rusijai, jos ją lėtai smaugia. Tačiau ekonominė žala yra tik dalis istorijos, gilesnė problema. Rusija tapo izoliuota diplomatiškai ir ekonomiškai. Ta izoliacija turi savo kainą, kaip ir pasakė Gregoris savo kalboje. Rusija turi nedaug tikrų sąjungininkų. Didžiausia jų yra Kinija. Tačiau šis žodis tiksliai neapibūdina Kinijos veiksmų Rusijos atžvilgiu. Rusija tapo Kinijos vasale. Priklauso nuo Pekino prekybos, technologijų ir diplomatinės apsaugos. Išeities nėra. Sara Payne tai paaiškina daug geriau nei aš. Paklausykite. Kinijos niekšiška valstybė joje. IR. Ir nėra jokios galimybės, kad jie greitai išsikapstys iš šitos situacijos. Rusijai atsirado nuostabi galimybė. Po Sovietų Sąjungos žlugimo buvo sunku, bet atsirado puiki galimybė, ypač apie 2000-osius, kai stipriai augo naftos kainos. Tai būtų galimybė pertvarkyti teisinę sistemą, kad ji palankiau smulkiam verslui uždirbtų ir išlaikytų pinigus be poreikio ieškoti apsaugos. Žmonės bandė atimti jų pinigus, taip pat gerėjo kelių sistema. Vladimiras Putinas į valdžią atėjo karo metu, per antrąjį Čečėnijos karą, sulygindamas Čečėniją su žeme. Nežinau, suprantate? O tada jis pradeda 2008 metų karą, kad atimtų Osetiją ir Abchaziją iš Gruzijos. Tai populiaru Rusijoje, naftos kainos kyla, todėl yra pinigų dalinti su rusais ir kyla gyvenimo lygis. Bet tada naftos kainos smarkiai krenta ir vėl pasiekia kitą piką. Manau, tai buvo maždaug 240-aisiais. Rusija pradėjo karą laikydama save supervalstybę. Po 3 metų jie tapo jaunesniuoju Kinijos partneriu. Pigiau parduoda naftą ir perka kinišką elektroniką, nes patys jos negamina. Putinas siekė atkurti Sovietų imperiją, bet pavertė Rusiją Pekino degaline. Ką patyrė politikas, kuris tai viešai pasakė?
Kaip ir tikėtasi, Gregorijus buvo suimtas ir apkaltintas kariuomenės diskreditavimu. Tai iš esmės yra viską apimantis įstatymas, kurį Putinas naudoja, kad nutildytų visus, kurie sako tiesą apie karą. Prieš kelis mėnesius kalbėjome apie merginą, dainavusią apie neteisingą karą. Ji buvo suimta ir apkaltinta tuo pačiu. Rusijoje, jei pavadinsi tai karu, o ne specialiąją operaciją, gali būti apkaltintas tuo pačiu nusikaltimu, sakydamas, kad Rusija pralaimi. Tai diskredituoja armiją, o pranešus tikslius aukų skaičius keliauji į gulagą. Grigorijaus teismo posėdis numatytas vasario 9 dei po savaitės. Jam gresia viešų pareigų draudimas, kalėjimas ir didelės baudos. Visi kiti Rusijos politikai aiškus. Laikyk liežuvį už dantų. Nesakyk to, ką visi jau žino. Neparodyk, kad imperatorius nuogas. Bet štai kas svarbu. Putinas gali suimti politiką, bet netiesą. Nes Grigorijus ne vienintelis taip kalba. Rusijoje vis dažniau ta pati mintis išsakoma diplomatiškiau, jei suprantate, ką turiu omenyje. Net prorusiški karo propagandistai, žmonės, kurie pastaruosius 3 metus palaikė invaziją, dabar sako tą patį. Rusija turi tai užbaigti ir jie turi tai padaryti greitai. Paklausykite. Turime sustabdyti karą. Turime greičiau užbaigti specialiąją karinę operaciją. Nežinau, kaip pergalė atrodys, bet ji turi tenkinti visus. Žinoma, bus nepatenkintų žmonių. Bus patriotų, kurie kels aliarmą. Tačiau sprendimus priimanti grupė ir visi dalyvavę bei dalyvaujantys specialiojoje karinėje operacijoje, kovoja, kurių artimieji kovoja ar padėjo frontui, turi būti patenkinti pergalę. Yra objektyvi realybė, norai ir teisinės normos užrašytos popieriuje. Kartais nesutampa, bet vėliau viskas susitvarko ir stoja į vietas. Visiškai akivaizdu, kad Ukraina neliks dabartinę formą ir bus išardyta bei sugriauta. Kam aukoti mūsų ir ukrainiečių vaikinų gyvybės dėl to, kas vis tiek sugrįž pas mus? Dėl to, kad tai vis tiek sugrįž pas mus. Tada turime Rusijos generalinius direktorius, Rusijos verslininkus ir net Rusijos ekonomistus. Pabrėžiama, kad Rusijos neribota partnerystė su Kinija iš tiesų nėra tikra partnerystė. Iš tikrųjų, jie netgi teigia, kad Rusijai reikia Kinijos, bet Kinijai visiškai nereikia Rusijos. Ir būtent todėl Rusija yra tuštinama. Paklausykite. Po karo pradžios Po specialioji karinė operacija pradžios Kinija tapo pagrindinė Rusijos ekonominė partnerė. Beje, buvo straipsnis apie tai. Mes ir kaimynai perkame dronų dalis iš tų pačių gamintojų. kaimininė šalis, dronai komponentus perkame iš skirtingų gamintojų. Taip yra. Visi šios srities darbuotojai tai žino. Viskas. Jie tik apsimeta draugais. Ką noriu pasakyti? Nekalbu apie dronus. Yra specialistų, kurie dirba su Kinija ir besivystančiomis rinkomis. Tokia įmonė kaip Capital Economics. Jie sako, kad tai dar labiau gilina bendradarbiavimą investicijų srityje. Bet mes net nekalbame apie investicijas. Tai tik fantazijos apie finansinį bendradarbiavimą. Jie mums niekada nesuteikia paskolų, neverta net svajoti. Galiausiai tai riboja palyginti maža Kinijos paklausa rusiškoms prekiams. Be to, šios prekės yra su vakarų sankcijomis. Tai gali sukelti jums problemų. Mums Kinijos Liaudies Respublika praktiškai tapo vieninteliu mūsų eksporto pirkėjų ir vieninteliu tiekėjų, kurį turime. Vis dar kartais pavyksta ką nors nusipirkti. Mašinas, įrangą, komponentus, lėktuvų dalis. Dažniausiai. Anksčiau juos gaudavome gerai. Nežinau dabartinės situacijos. Per 6 mėnesius buvo pokyčių. Ši tariamai neribota Rusijos ir Kinijos draugystė gali baigtis, jei kas nors ją aptemdins. Jau stebimas nuosmukis. Ką darysime? Ankstesnis mūsų partneris Europos Sąjunga uždarė mums rinką. Jei būtų pasirašyta taikos sutartis, manau, sankcijos būtų panaikintos. Jei Jungtinės Amerikos valstijos panaikins, europiečiai irgi turės tai padaryti. Tačiau tą rinką jau užėmė kiti tiekėjai. Kitaip tariant, Rusijai reikia Kinijos, bet Kinijai Rusijos iš tikrųjų nereikia. Mums jų nereikia. Putinas sukūrė sistemą, kur tiesos sakymas – nusikaltimas. Bet tiesai nerūpi Rusijos įstatymai.
Putinas gali suimti žmonės, bet jis negali suimti realybės, o realybė jį greitai pasivys. Taigi mano vardas Semas ir pasimatysime kitame vaizdo įraše. Viena problema, kuriant vaizdo įrašus su daug dronų smūgių, net jei juose neparodoma žmonių ar Rusijos karių žūčių. YouTube dažnai demonetizuoja ar apriboja mūsų vaizdo įrašus. Praėjusią savaitę 4 mūsų karo vaizdo įrašai buvo demonetizuoti. Dronų smūgių ar fronto linijos vaizdai netinka reklamai, todėl tokie įrašai ribojami. Tačiau tai yra šiuolaikinio karo realybė ir būtent tokį karą kovoja ir bando išgyventi ukrainiečiai. Manome, kad svarbu apie tai informuoti, todėl sukūrėme platformą Business Basics nuo nulio, be jokių apribojimų. Mums nereikia išblukinti drono smūgių, nereikia išblukinti vaizdo iš fronto linijos ir nereikia išblukinti sunaikinamų Rusijos oro bazių. Be to, mūsų svetainėje iš tikrųjų nėra jokių reklamų. Tokiu būdu mums nereikia savęs cenzūruoti vien todėl, kad reklamuotojams nepatinka tai, ką rodome. Mes nefinansuojame svetainės iš reklamų, ją finansuojame jūsų parama. Jei domina toks turinys ir norite matyti necenzūruotus vaizdo įrašus bei papildomą medžiagą, kurios nėra YouTube, prisijunkite prie basicsinsider.com. Taip pat galite paspausti nuorodą aprašyme arba nuskenuoti QR kodą ekrane. Prisijungę galėsite žiūrėti visą turinį, kurį jau esame įkėlę ir visus vaizdo įrašus, kuriuos įkelsime ateityje. Taip pat paremsite mūsų turinį ir kanalą. Ačiū. Aš Semas, susitiksime kitame vaizdo įraše.